Здравствуйте. Sveiki, brangus draugai. Mes džiaugiamės Jūs sveikinam atvykus mūsų pastovų sekmadieninį webinarą. Aš esu Simonas Vinokūras, su mumis daktaras Michaelis Laitmanas. Mes džiaugsimės atsakyti į Jūsų klausimus, kiek bus daug palinkėjimų ir pasiūlymų. Šiandien tema yra, kaip eiti keliu be kančios. Šiandien 20 kalbų išverčiam, daug prisijungia ir daug labai žmonių nori įsirinkti kelią be kančių, labai kenčia. Taip, tikri egoistai, tai labai legitimu, tikri egoistai. Ką tie iš požiūrės nori užduoti klausimus, ką tie iš patavo aš. Aš gyvenu pastovioj neapykantoj savo būsenai. Aš jaučiu, kad niekas ne ten, kur turiu, kur dėti nežinau. Tai kelias į savęs sunaikinimas. Kaip išeiti iš tokios kančios, iš tokio pragaro? Tai labai dažnai būna tokie klausimai, man reikia rasti dėl ko gyventi. Tada nebus neapykantos savo. Dėl be tikslo praleisto gyvenimo, kaip sako. Tai teisinga. Jinai pas mus mokosi, žino, kaip realizuoti save. O aš nežinau, ką tiesiog klausia. Aš sakysiu atvirai, draugai, ir kelyje, kai būsite pastoviai eiti, tai ir kelyje jūs pastoviai jausite, kad jūs klystat, kad jums kažko tai trūksta, kad jūs dar nepakankamai dirbat, kad jūs veltui leidžiate gyvenimą ir tai bus jėgos, kurios jūs visi priekį ir stums. Tai yra dešinė ir kairė koja, bet kada eisite kairė, jūs visą laiką jausite, kad nepakankamai dirbat, kad aš esu niekingas, kad aš nežinau, kur einu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jūs nežadate kelio be kančių. Ne, tai kančios visai kitokios, tai kančios, kurios žmogus turi pajausti, kad vystytis, kitaip jis neturės stimulo. Stimulas vadinasi aštrus pagaliukas, kuriuo bado asilą, kad jis eitų į priekį. Tai graikiškas žodis, taip, graikiškas. Žmogus, kuris joja asilu, jis taip duria asilą ir ta asilas eina į priekį. Ir tad kitaip jis neeitų. Mes žinom, kas yra asilas, tai taip ir mes. Mums reikalingas stimulas. Kol kas stimulas yra kančios. Na, ką padarysi? Bado. Ir tada ieškai, kaip vis dėlto išeiti, iššokti iš ten. Kaip jūs galvojate, ar tai tema teisinga, ar teisingas klausimas, kaip išsirinkti kelią be kančių, ar tai neįmanoma? Mūsų visą laiką tik tai ir domina, bet kokį žmogų. Turėkite omeny, kabalistas tai ne šventa asmenybė. Tai žmogus, kuris šiuo metu, šiame laike, gali kažkokiais tai eiti pagal tam tikras aukštesnius tikslus. Bet kai jisai atranda naują laiptelį, tada naujas laiptelis laiką prasideda nuo kritimo žemai. Ir tuo atveju tave būsina jis jau žino mažiau negu jūs ir blogesnis už jūs ir daugiau už jūs susipainiojęs ir taip toliau. Reikia suprasti, kad toks kelias. Žemyn -5, į viršų +5. Žemyn -6, aukštyn +6. Ir prieš kiekvieną laiptelį yra kritimas. Taip, absoliučiai prieš kiekvieną laiptelį. Todėl, kuo aukščiau pakilo žmogus, tuo jis žemiau nukris tam, kad dar aukščiau pakilti. Taigi, pagal tokį pjūklą mes ir einam visą laiką į priekį. Todėl reikia priprasti prie tokios būsenos. Jeigu norite kilti greitai, efektyviai, tai tik tai su grupės pagalba, kuri jūs palaikys ir gerame ir blogame visose būsenose jūs laikys ir jūsų kirtimus ir kilimus, neviliuodami, nuimdami nuo jų tam tikrą aštrumą kažkokį, tai bet duodami jums palaikymą, kad jūs visą laiką pagautume ir suprastume, kame reikalas. Vladas iš kurio galėtų, kaip mokytis kabalos kuo komfortabiliau, jeigu neįmanoma kančių etapai, kad jie greitai praeitų. Tai ne kančios. Taip išeina, kad tai būtinos jėgos reikalingos tam, kad vystys. Tu jau nejauti kančių. Tai jau skaitosi meilės kančios, kai aš ilgiuosi, o ne kenčiu. Ilgiuosi sekančios būsenos, kai aš susivieniju su kūrėju, o po to vėl krentu. Bet šitas kritimas mane
iššaukia saldumą. Aš jau iš anksto, užuodžiu iš anksto, jaučiu sekančią laiptelį. Lydija klausė iš grido, jeigu jau tik ateini kenčių keliu, bet negali pakeisti savo natūros, ar tai procesas kenčių kelias, ar reikia pakeisti savo kelią? Ne. Jeigu jau surišta su mumis, tai jau ne švariai kenčių kelias, gal tai tiesiog ne užsidirbta, bet tai jau ne kančių kelias. Kančių kelias tai tada, kai žmogus atitrūksta nuo grupės, atitrūksta nuo mokytojo, atitrūksta nuo visko, kas gali jam nurodyti į tikslą. Ir tada jį kaip gyvūną muša ir jis stengiasi į įvairias pusės nusisukti, eina, bet jį iš kitos pusės muša tam, kad jį nukreipti į priekį. Yra kančių kelias, koks dar yra šviesos, aukštesnios šviesos, kurią mes iššaukiam savo, kai mes kartu susivienijam. Tai mūsų susivienijimo centre atsiranda šviesos šaltinis, kuris mums nurodo, kokiu būdu toliau vystytis kartu. Tokiame pastoviame augančiame vienybėje, kad joje atsirastų kūrėjas pasireikštų. Ir teisingai, kad jeigu aš einu šviesos keliu, tai pas mane kančios, kad aš dar nepasiekiau tikslo, o kančios, kad nėra darbo, visokie karai, lygos, visą tai pasikeičia būtent tomis kančiomis, tuo, kad aš dar nepasiekiau tikslo. Aš negaliu sakyti, kad viskas taip pasimaina, bet pradedi jausti visose šitose išorinėse kančiose, tu pradedi juose jausti santykį, asmeninį kūrėjo santykį su tavimi. Mes negalime pasakyti, kad Lasbalė Sulamo arba Rabaša buvo toks lengvas gyvenimas. Labai daug pas juos buvo kančių. Bet jie visas šitas kančias mokėjo surišti su kūrėju ir todėl dėka to, kad jie buvo tose kančiose ir vienu metu išėjo su kūrėju, jie ėjo efektyviai teisingų kelių. Taigi jūs neparduodate, kad kančios dings, jūs sakote, kad mano keičiasi fizinės kančios, beprasmės kančios. Į tikslą nukreiptas kančias, kaip pas mane dar nėra to, ko aš norėčiau, link ko aš siekiu, bet aš žinau, kad aš einu tuo keliu, aš esu nukreiptas į kaip žmogus, kuris eina link atskleidimo. Štai kaip mūsų internetuojama išmetas sako, sveiki, aš kenčiu ir aš dėkoju kūrėjui už savo kančias. Tai teisingas priėjimas? Nežinau, tai labai sunku suprasti pagal šitos žodžius, bet iš esmės taip. Tai gali būti teisingas priėjimas, jeigu jinai iš tikrųjų gali dėkoti. Bet jeigu jinai dėkoja kūrėjui už tai, kad jis iššaukė kažkokias tai kančias, kurios ją teisingai nukreipia link tikslo, tai ji šitose kančiose turėtų jausti saldumą. Net nežiūrint, netgi jeigu mes kreipsimės pas medikus, tai jie irgi sako, biologai, jie irgi sako, kad kančios jausmas arba kančios ištyrimas smegenyse duoda tuos pačius rezultatus. Tai yra smegenyse, tai iššaukame praktiškai tam vienam ir tam pačiam procesui. Kaip galima dėkoti už kančias? Tai masochismas, aš to nesuprantu. Yra tas skirtumas, yra tame, kad aš atplėšiu tikslą ir kančių prasme nuo to, kokiu būdu aš jaučiu. Taip pat, kaip aš save pastatau, savo kūną, atiduodu operacijai ir tuo pačiu dėkoju daktarams, kad jie man tai daro. Tai kągi mes matom, kiekvienam mūsų pasaulyje už viską reikia mokėti, už viską reikia kažkaip tai skaičiuoti, arba atiduoti arba energiją, arba pastangas, arba kančias. Taigi kabalistas mato tikslą, dėl ko jisai kenčia, net jeigu serga. Taip, tai net nesiskaito kaip kančia. Jis supranta, kad tai jo tikra prigimtis, nuo kurios jis turi atsikartyti ir tada jis nekenties. Bet kol jie iš tavęs išeina, tu kenti. Ir žmogus žino, kad šitą operaciją jį
iš jo jį išlaisvins nuo kažkokio tai kažkokios ligos, tai jau nebe kančia. O ką reiškia kabaloje kančios? Tikros kančios, tai atitrūkimas nuo Kūrėjo. Tai tikros kančios. Kai žmogus jaučia, kad jis atitrūko nuo Kūrėjo. Bet vėlgi, šitam savo jausme, kai jis atitrūkęs nuo Kūrėjo, jis jaučia, kad jis atitrūko. Tai jau nebe atitrūkimas. Supranti? Tai lyginant su tuo žmogum, kuris eina per gatvę ir nėra pas jį tokių minčių. Bet žmogus, kuris taip jaučia, jam pas tikrą kabalistą nėra didesnio kančios, negu būti tokioje būsenoje. Aš pastebiu tokius klausimus, kurie iš tikrųjų ateina iš kančios, iš skausmo. Aš privalau paklausti, aš esu sunkiausiai psichologiniai būsenoj, kuri neleidžia man gyventi, taip visišką apatiją neleidžia man net pajudėti. Kokia išeitis? Aš pasakyčiau, kad turėtų pradėti kažką tai skubiai daryti ir užpildyti save, visą savo laiką kažkokiu darbu, kažkokiais veiksmu, auklėjant kitus, perdodant savo žinias kažkam tai kitam, dalyvauti kartu su kitais, tarkime, kongreso pasiruošime, darbė su medžiaga, visą laiką priversti save būti užimtu. Tai yra išeiti iš savistabos, taip. Tai pats efektyviausias veiksmas, kai žmogus tiesiog paprasčiausiai pakelia save. Taip. Klausimas iš Maskvos, Liana klausia, jeigu aš jau sąmoningai išsirenku šviesos kelią vietoj kančių kelią, o aukštesnis valdymas neleidžia sukurti dvasinę ryšio šeimoje su vyru, kaip elgtis su trukdžiais. Aš užsiimu kabala ir ateina trukdis. Tai koks mano pirmas veiksmas? Visų pirma, reikia įvertinti, kas tai per trukdis. Yra spektras trukdžių. Trukdžius visą laiką reikia suprasti, kad jie išeina iš to paties šaltinio, iš Kūrėjo, ir jie nukreipti būtent tam, kad žmogų nukreipti link Kūrėjo, kad jis pakiltų virš trukdžio ir pakiltų virš jo ir tokiu būdu labiau suarėtų su Kūrėju. Todėl, jeigu aš jaučiu trukdžius, o aš juos jaučiu kiekvieną dieną ir daug kartų per dieną, tai pagrindinis mano darbas yra sujungti save, trukdį ir Kūrėją, ir kad trukdis būtų tarp mūsų. Kad priešais tai, kad jis egzistuoja, aš susivieniu su Kūrėju. Taigi visų pirma, reikia sakyti, kad prie nieko išskyrus jį. Įsivaizduokite situaciją, žmogus ateina namo ir jam žmona pasako, štai tavo daiktai, dink iš čia. Toks trukdis. Pirmas veiksmas. Brangioji, aš noriu tau padėkoti už tai, kad tu man darai tokį trukdį mano gyvenimo kelyje. Taigi aš pirmiausia sakau, nėra nieko išskyrus jį, savo taip sakau, tik tai. Netgi jeigu aš taip nejaučiu. Tau pavyks tai pajausti tik tada, kai teisingai realizuosi tos trukdžius. Nejausdamas jų, tau po to duos galimybę juos pajausti ir tada tu turėsi juos realizuoti, tartum tu jų nejauti. Tai dar sudėtingiau negu dabar, kai tu nejauti. Na taip. Taigi nelauk, kad bus lengviau. Bus sunkiau, bet pas tave bus ir jėgos atitinkamai pakilti virš to. Tai ką, viskas tik tai vienas veiksmas, nėra nieko išskyrus jį ir ką toliau daryti. Viskas, imu ir daiktus ir einu. Ne, paaiškink, kad jie dabar yra Kūrėjo pasiuntinys ir tu pasiruošęs likti su ja bet kokiamis sąlygomis, kad tik tai būtų su tokiu ryšininku, su Kūrėju.
Taigi žmogus pradeda dirbti per ją, tai svarbiausia. Taip, aišku, tik tai vienas. Jeigu jie tau sako, aš sutinku, mes dirbsime, mes gyvensime kartu, bet tu palieki grupę. Čia ji jau nebetampa ryšininku tarp tavęs ir kūrėjo, o atvirkščiai. Tai ne geras angelas, o piktas. Ne angelas, kuriuo tu turi gydyti savo egoizmą, o kuris atvirkščiai tau priduoda savo egoizmą. Čia tu turėtum pasiimti savo lagaminėlį, pasakyti didelis tau ačiū, aš išeinu statyti naują gyvenimą. Viskas. Štai Dimitrijus iš Belgrado klausė. Tada, bet tu išeini su jausmu, kad tu padarei teisingą pasirinkimą ir kad tu iš tikrųjų rasi gerą angelą. Mes turėtume pasakyti vieną frazę, kad pats paskutinis dalykas yra šeimos sugriuvimas. Taip, aš esu visiškai priešais, tai pažiūrėkite į mane. Su mano charakteriu, su mano žmonos charakteriu galėjome 20 kartų išsiskirti. Kiek jau pas jūs metų? Kiek metų? Aš nežinau, man šiandien 70, tarkim, o mes susitokėm, nežinau, kai buvo 24, galbūt 46 metų. Taip, maždaug. Ir su jumis viską perėjo. Tai va, aišku. Bet pas ją jau rojaus sodas jau garantuotas. Štai Dimitrijaus iš Volgogrado klausimas, ar žmogus pats save nuleidžia periodiškai į kančių lygį, kad vėliau pakilti ir save nugalint, gauti malonumus, ar tai iš aukščiau išeina. Nieko mes nedarom patys, viskas ateina iš aukščiau, iš vienintelio šaltinio. Juk mes su jumis mokomės, kad yra šviesa, kuri sukūrė norą ir yra priešinga tam norui. Ir mes turime šviesą ir norą tarp savęs teisingai sujungti. Savo ketinimo pagalba, kad noras įgautų ketinimą atiduoti kaip šviesa ir tada jie galėtų būti kontakte, pastoviai augančiam kontakte. Tame yra mūsų užduotis. Todėl viskas vyksta būtent iš ten, iš visiškos attirties tarp noro ir šviesos ir pastoviai, kai jie prieina prie savo vienybės. Taigi, mūsų pasaulis dabar jau negyvam augaliniam gyvūniniam lygyje jau priejo prie vienybės sąlyginos ir žmonija savo minimaliuose kažkokios tai minimaliuose lygmenyse negyvam ir augaliniam priejo prie sąlyginio išsitaisimo ir lieka tik tai paskutinis lygmuo. Ryšys tarp žmonių, žmogaus lygyje, paskutiniam lygyje. Ir mes turime čia susivienyti ir aišku, čia vyksta didelis kiekis problemų ir šeimoje, ir su vaikais, ir su darbu, ir su visko, ko tik nori, ir su valdžia, ir klimatu. Visos problemos šiandien stipriai augs ir be to sumuosis taip, kad visą tai mus spaus ir mes galiausiai turėsime suprasti, kad tik tai teisingų mūsų pusiausvyrą tarp mūsų susijungimų, tarp mūsų mes galime šitas jėgas privesti prie pusiausvyros ir tada visa gamta mumise aplink mus prieis prie vienybės, prie pusiausvyros ir mes pajausime save pusiausvyroje šitų dviejų jėgų, šviesos ir noro, dviejų priešingų jėgų, o mes būsime kaip ketinimo atstovai, kuris suriša juos tarpusavį. Šviesa tai kūrėjas, noras tai kūrimo medžiaga, o mes esam ketinimas. Borisas iš Berlyno klausimą. Tarkime, viskas eina iš kūrėjo. Kokiu būdu kabalistai gauna jėgas jį pateisinti kaip duodantį gėrį? Kaip duodantį gėrį mes kūrėjo negalime pateisinti tol, kol mes esame savo egoizme. Negalim. Arba aš egoistiškai laimiu ir gaunu kažkokią tai egoistinį užsipildymą, man gerai, bet
jeigu aš padarysiu teisingą analizę, aš pamatysiu, kad tai yra man kenksminga. Ir todėl už tai negaliu dėkoti Kūrėjui. Jeigu aš gaunu vietoje malonumo smūgius, tai aš irgi negaliu dėkoti Kūrėjui. Bet jeigu aš jau kaip kabalistas ir jaučiu šituos smūgius kaip kvietimą, kaip nurodymą krypties, prisiartinti prie Kūrėjo, tada aš šitos smūgius vertinu visiškai kitaip. Ir tada aš jau ateinu prie būsenos, kai aš jam dėkoju už tai. Tai yra, aš tartum bučiuoju tą diržą, su kuriuo jis mane muša. Taip ir daroma. Viskas priklauso nuo tikslo suvokimo. O smūgius aš jaučiu ant savęs tik tai iki tol, kol aš save identifikuoju, sutapatinu su egoizmu, kai tik tai aš pradedu, kai tik tai aš baigiu jausti egoizmą kaip mano, aš baigiu jausti ir smūgius, kuriuos jis gauna. Tai gyvūnas, kuris yra šalia manęs. Aš esu žmogus, o tai yra gyvūnas. Jis gauna smūgius, o aš ne. Štai pasiekti tokios būsenos, kai tu būsi atitrūkęs, atskirtas nuo šito egoizmo, nuo šito gyvūno. Tada žmogus tavyje džiaugsis, o gyvūnas kenties. O tam, kaip rašo Balės Sulamas, jis buvo ir sukurtas. O kodėl žmogus džiaugiasi, kai jo gyvūnas kenčia? Dėl to, kad būtent dėl gyvūno kančių dėka jis pakyla virš jo. Viktorija iš Lugansko klausia, kodėl vaikai kenčia, jie yra nekalti. Ir kiek gali, jeigu yra Dievas, kiek jis gali duoti kančių. Pasaulis yra pilnas kančių. Ir 99% šitų kančių tu negali pateisinti. Taip, tik tai karts nuo karto tu jauti, kad štai teisinga, kad, supranti, pavogė, nužudė kažkokią tai kančias suteikė žmonėm ir štai jį pagavo, nutempė bakorę ir taip toliau. Kai tu jauti, kad šitos kančios žemiškam lygmenyje prives prie kažkokio tai išsitaisimo arba kažkokio tai teisybės įvykdymo, prie užpildymo, prie ištaisimo, prie išgydymo nuo kažko tai nusikaltimo ir taip toliau. Bet kaip taisyklė mes to nesuprantam, dėl to, kad kančia ateina ne dėl mūsų žemiškų nusikaltimų visiškai, absoliučiai dėl jokio, kaip ir pavyzdžiui su mažais vaikais. Kančia ateina vaikams, moterims, žmonėms, kurie apskritai net nesuspėjo kažko padaryti ir apskritai nieko blogo nėra padarę, tiesiog egzistuoja. Tiesiog yra. Bet mes kalbėjome apie stimulą, kad stimulų vadinasi aštrus pagalys, kuris duria asilus. Tai vat, tai yra problema, kad mes nejaučiame, kodėl mus reikia badyti. O šitie badymai yra labai rimti. Užeik į ligoninę, į vaikų skyrių ir taip toliau, pamatyk, kas vyksta apskritai visam pasaulyje. Tai didžiulis kančių kiekis, kuris galiausiai sumuojasi, susideda į bendrame norė ir priverčia tą bendrą norą būti išmintingesniam. Pradėti suprasti, kad jis yra sukurtas dėl kažkokios tai misijos įvykdymo. Būtent, kaip čia pasakius, būtent pojūtis tos neteisybės, tai yra kančios betiksliškumo, būtent supratimo, jų šaltinio supratimo nebuvimo, tai yra priežasties, kodėl taip ir daroma. Juk turi būti kažkokia tai priežastis. Bet čia neapykanta galbūt kažkokie tai išskaičiavimai, bet jeigu priešais mažus vaikus, iš kur tai vyksta? Ir štai šitas priežastis, kurios pas mus
atsilieka su klaustuku, jos nukreipia mus prie paieškos tikrosios priežasties ir mes galop prie jos prieinam. Taigi visos šitos kančios, kurios egzistuoja netgi mažiukose ir moterise, mažose vaikuose, seniai nežinau, galbūt jos už praeitį kažkas, bet apskritai visos kančios, netgi tos, kurios tu skaitai, kad ateina žmogui pelnytai, visos kančios ateina tik dėl to, kad priversti mus ieškoti priežasties, ieškoti gyvenimo prasmės. Tai ne pamoka kažkokia tai. Ne, apskritai nėra mūsų kančiose, kurios mes jaučiam, nėra nei vienos mažos užuomanos, kad jos yra už kažką tai. Jos yra tik tai link kažko tai. Ir štai Sergejus iš Vladimiro jums užduoda klausimą. Jūs atsakėte. Isvokanė iš Paryžiaus klausė, ar kančia yra vienas iš ištaisimo būdų prieinimo prie dvasingumo ar tai metodiko? Kančios tai ne ištaisimas. Kančios tai nuopelnas. Tai atpildas žmogui už tai, kad jisai kentėdamas ras tikslą, kitaip jisai iš savo egoizmo nepakils. Reikia dėkoti už kančias. Jeigu jos tave veda prie tikslo, tai kaipgi ne? Jeigu jos verčia tave atitrūkti nuo kūno, tai kaipgi ne? Tai toks apsivertimas. Ir viskas yra atvirkščiai, netgi jeigu galop šitos kančios priveda tave prie mirties, tai kaipgi negalima už ją dėkoti. Netgi jeigu iš tuo momentu suprantu, kad jos priveda prie gyvenimo prasmės, kitaip tu esi gyvūnas, čia nieko nepadarysi. Toliau klausia, ar lygos ir kančia tai sukūrima paties žmogaus, ar tai jo ego įprivačia? Ne, negalima pasakyti, šiandien mes kalbame iš kito požiūrio taško, negalim pasakyti, kad kančios ateina mums kaip bausmė. Reikia žiūrėti į kančias kaip į kažką tai, kas atsiskleidžia tavyje, vis didesnis egoizmas. Šviesos pagalba, kuri šviečia jam, bet į egoizmą, į patį egoizmą neįeina. Štai žiūrėk, šitas egoizmas tavo, taip, štai jis. Ir čia yra priešais šitą egoizmą šviesa. Šita šviesa, jį šviečia, bet kažkokiu tai atstumu, tam tikru nuo egoizmo atitolusi, tam tikru atstumu. Parašykite šviesa, egoizmas, parašykite rusiškai. Taip. Tai šviesa, taip. Šviesa. Tai egoizmas. Šviesa šviečia iš toli į egoizmą. Yra šitas atstumas, šviesa neįeina į vidų ir tada egoizmas jaučia kančias. Šitas atstumas, jis yra toks pats kaip ekvivalentiškas kančioms arba skausmai parašysiu, skausmas. Kuo didesnis atstumas, tuo mažesnis skausmas. Taip, aišku, suprantama. Taigi, kuo artesnis yra šviesa, kuo arčiau šviesa, tuo didesnis skausmas. Taip, aišku. Toliau. Dabar šviesa tai kūrėjas, taip? Taip, nesvarbu, mes nejaučiam šviesa ar ne šviesa. Aš tiesiog rašau, piešiu, kad tai yra taip. Dabar galiausiai prie ko tai priveda? Prie to, kad tu pradedi galvoti apie tai, kaipgi man pabėgti nuo šito kančios, nuo šito skausmo ir pradedi galvoti, kaip pabėgti, kokiu būdu savo egoizmą pridengti, galbūt kažką čia daryti tokio ypatingo, kad šviesa jam nešviestų, tokia stogelė tokia, galbūt uždaryti savo smegenis ir apie nieką negalvoti, galbūt bus geriau. Ir žmonės, kurie priima narkotikus ar alkoholį, arba iš vis kažkur tai pabėga, pasineria į kokį nors meną, sportą arba mokslą, nesvarbu ką, svarbu pabėgti ir negalvoti apie gyvenimo prasmę. Šviesa atneša gyvenimo prasmę. Ir čia mes pradedam galvoti, kaipgi mums pabėgti nuo jo.
Na ir toliau mes pradedam suprasti, kad be šito skausmo mes nepradėtume. Ir artėti prie šitos šviesos aš pradedu priešingai savo vis dėlto galvoti, kągi man su to daryti. Tai yra nuo mūsų priklauso žengti žingsnį, jam jį pasitikti teisingai, kad šitą atstumą sutrumpinti kuo greičiau. Taip, man reikia žengti žingsnį, susitikti su šitą šviesa, kad galiausiai jis galėtų į mane įeiti. Ką reiškia žingsnis susitinkant su šviesu? Aš tokiu būdu, manyje atsiranda labai paprasta pozicija. Negaunasi klausimas dėl gyvenimo prasmės, kągi man daryti su savim. O kančių prasmė, kame, kaip jų išvengti, kągi su jomis daryti. Ir gaunasi, kad tai galop priveda mane prie sprendimo. Kokio sprendimo? Aš randu metodiką, kuri kaip nuo šitos kančios atsikratoma, kokiu būdu aš tikrųjų galiu rasti gyvenimo prasmę. Ir prieinu prie kabalos, o kaip prie jos prie visi mūsų draugai. Tik tai todėl, kad jiems buvo tuščia šiame gyvenime, tuščia šitam pasaulyje. Jie visose savo praeitose gyvenimuose perėjo įvairias įmanomas problemas, kančias, kliūtis. Ir šiame gyvenime jie iš esmės jau išgyveno kančias nuo tuštumos. Labai geras klausimas, aš privalau tiesiog perskaityti. Tiesiog kančios labai iš žmogaus, iš skausmo užduoda klausimus. Ir iš Čirkaus klausia. Aš prieš kelis metus susirgau labai sunkia liga, privedė prie to, kad aš pradėjau mokytis Biblijos, o po to priėjau prie kabalos. Šitos kančios manęs jau taip nebe sukelia tiek daug skausmo. Ir manoma apskritai pasveikti. Nėra problemų. Tiesiog padaryk taip, kad priartėtų prie tavęs šviesa. Visos problemos kyla tik iš tos pačios šaltinio. Taigi, jeigu aš priartėjau prie šitos šviesos, mano kančios mažėja. Ne, kodėl jos turi mažėti? Jos keičiasi pagal savo kokybę. Tam, kad jos vis didėja ne tam, kad tu nesusilpnintum savo ėjimą link šviesos. Ir jų turėsi tiek, kad tu galėsi jas pakeisti į siekimą šviesos. O kurgi daugiau dingsi? Mes juk egoizmai. Aš juk parašiau čia pėžinė egoizmas. Kągi tu gali padaryti daugiau su to egoizmu? Tik tai tu turi į šitą egoizmą įdurti tokį labai aštrų pagaliuką, kuris vadinasi stimulas. Ir taip galop tu dėkosi už stimulą. Tai aišku, dėkosi. Dėl to ir pasakyti, kad žmogus, kuris juda į priekį, jis dėkoja absoliučiai lygiai už gerą ir už blogą. Tai aišku, kad jis teisingai eina į priekį. Tu niekur nenulenki ir sieki tik tai kūrėjo ir už gerus ir blogus poveikius, kad iš kur jie ateitų, jie vis tiek ateina iš kūrėjo ir tu dėkoji už juos vienodai. Iš Čelebinsko sako, jeigu būtų kelias be kančių, tai žmonės tenais rautųsi net žvelgdami. Egoistiškai, aišku, bet tokio kelio pas kurie nėra, juk turi pakilti virš lygių. Negyvoji augalinė gyvūninė gamta, o žmogus juk yra aukščiau savo egoizmo, dėl to, kad jis jau veikia kitoje sistemoje, atidavimo sistemoje. Štai Svetlana iš Vokietijos sako, juk moteris visą laiką kenčia kančias per gimdymą. Ar įmanoma pagimdyti be kančių? Ne, bet jį pamiršta. Tas kančias yra pasiruošusi vėl gimdyti. Bet tai visada yra gyvūno lygmenyje. O klausimas, kodėl būtinai reikia kančioje pereiti gimdymo procesą. Ir Biblijoje parašyta, kad turi kentėti
gimdyme. Negali būti gimdymo be kančių apskritai, tiek ir dvasiniam pasaulyje. O mūsų pasaulyje, tai kaip šaka ir šaknis, tai turi būti. Taip. Elementarius dalelės, kai jos organizuoja tarpusavę naują susijungimą, jos jaučia skausmą. Kiekviena iš jų turi sumažinti savo poveikį ir priimti išorinį. Ir tokiu būdu turi padaryti kažkokį konglomeratą, kažkokį susivienijimą priešingų savybių. Ir tada gausis nauja medžiaga. O jeigu atsiranda gyvybė, tai yra pasikeitimas, aš tau, tu man, tai šis gaunasi, visą tai yra pastatyta ant skausmo. Ar galite pasakyti, kad gimimas į sekantį dvasinį laiptelį eina visą laiką per skausmą? Visada tu turi pakilti virš savęs, virš savo egoizmą. Iš tolizmo Romualdas tikslina, ar kabalistas dirba su kančiomis, kurias jis gauna, ar jisai keičia savo įpročius, ar galvoja kitaip. Jos jį keičia. Kurgi tu dingsi? Tu atvirkščiai. Aš galiu pasakyti tik tai vieną. Būna, aišku, baisus kritimai, kurie išmuša žmogų, padaro iš jo gyvūną. O dar blogiau, kaip guli ir viskas. Ir nieko. Dabar Bertas gali prieiti ir pasakyti, jeigu tu neatsikelsi, arba netgi jeigu netadarysi akių, tai mes tave dabar užmušam. Ir tu net neatsakysi. Pas ten net nėra jėgų atsakyti. Arba kaip nors sureaguoti. Arba netgi savo viduje padaryti kažkokią reakciją. Nėra tos reakcijos. O человек привыкает, он понимает, что так надо, он очень быстро реагирует, он не отрывается от коллектива. Iš esmės žmogus pripranta, jis supranta, kad taip turi būti, tai jis labai greitai reaguoja. Jis netitrunka nuo kolektyvo. Tai jam padeda iš karto greitai su kiekvienu nemaloniu atskleidimu egoizmo skausmingų viename ar kitame laipsnėje, kame tai kažkur tai, arba nuo kažko tai, jis teisingai sureaguos ir save nukreipia link ryšio. Čia pat šis nemalonus poveikis dingsta, pavirsdamas į savo teigiamą priešingą poveikį ir staiga jisai galbūt gauna čia pat ir sekantį neigiamą poveikį. O ar galima sakyti, kad kančios padaro jį stipresniu? Jos padaro jį stipresniu tuo, kad nėra jėgų. Nėra jėgų, iš kitur, kokia čia gali būti jėga, pas žmogų nėra jokios jėgos. Jis yra visiškai kūrėjo valdžioje. Pasitikti kiekvieną momentą yra pasirinkimas. O jėgos pas jį nėra savo jokios, pas jį yra tik tai šviesos ir noro jėga. Ir abi šitos jėgos yra ne jo, ir jis yra tarp jų. Ir jos pastoviai jį trina tarpusavį. Tarp savęs. Taigi pas jį nėra savo jėgų jokių. O vienintelis yra tai, kad ką jisai sukaupė išoriniame akumuliatoriuje grupėje, jis sukaupė viską, ką padarė dėl jūsų vienybės. Ir tada ši jėga jam padeda. Labai geras klausimas. Ana iš Petropavlos kažkas Tano klausė. Labai didžiausias kančias duoda artimieji. Kodėl? Dėl to, kad jie gali labiausiai tą paveikti. Nuo tolimų aš netaip reaguoju į tolimus žmonės, jie netaip mane jaudina, tik tai iš artimieji, būtent jie tave nukreipia. Aišku. Žmona, vaikai, anūkai. Aš jaučiu, koks yra skirtumas nuo to, kas mane veikia, nuo
nuo žmonos ten galbūt kažkiek tai, bet nuo vaikų šiek tiek labiau, nuo anūkų dar labiau. Yra toks valdymo pultas, gamta ar kūrėjas sėdi ir žino teisingai, kam ką duoti. Yra 7 milijardai žmonių. Nėra jokio dievulio ant debesėlio, ir kuris veda kažkokius išskaičiavimus begalinius. Yra 2 jėgos, vien tik tai šviesos jėga ir noro jėga. Ir jos veikia pastovi viena priešais kitą, tam, kad privesti save prie pusiausvyros ir nedaugiau. Todėl po to, kai paleista ši sistema, kai yra šviesa ir noras, štai iš vienos pusės eina šviečia šviesa, o iš kitos pusės priešais ją nukreiptas noras, sukurtas noras gauti. Noras atiduoti. Ничего. Надо только здесь, между ними, создать такую схему, систему, Daugiau nieko nereikia. которая бы их Nieko. в которой бы они Reikia tik tai čia, tarp jų, sukurti оба tokią schemą, приводили sistemą, себя, kuri juos приводили бы privestų prie pusiausvyros, kurioje с правильной jie abu privestų save, не более того. Эта сумма правильная, она prie называется teisingos sumos. Ir nedaugiau. Ši suma teisinga, ji vadinama kaip? слияние. Ekranus. Свет действует на это желание, если он Свет напрямую действует на это желание, он приводит желание получать. Susiliejimas. Приводит желание получать к виду, когда оно Šviesa готово отдать. veikia šį norą, ji priveda norą gauti prie Желание отдавать. tokios formos, kai jis yra panašus į atidavimą ir gaunasi, kad šviesa egzistuoja lygiai tokiam pačioj formai, kokio ir buvo, noro atiduoti ir noras gauti tartum transformuojasi į norą atiduoti. Сталкиваются между собой, направлены друг против друга. Štai ir viskas. Ir Касаются друг atsitinka jų susiliejimas ir daugiau nieko nėra. друга, что приводит их Todėl, kai šitos 2 jėgos susiduria tarp savęs, kai jos viena nukreipta priešais kitą, kai jos liečiasi viena priešais kitą, tarp jų таким образом все время pradeda никто не atsiranda viskas, kas priveda jas prie susiliejimo. Tai kas vis dėlto nusprendžia, ar kančios ar ne? Niekas nenusprendžia. Tiesiog šitos jėgos taip tarpusavę visą laiką veikia. Niekas nieko neapsprendžia. Bet kančios yra skirtingos. Nu tai iš ties kažką pavogė, tu susirgai. Visa tai vyksta šitos sistemos viduje, kuri tik tai turi būti paleista ir toliau ji eina pati į priekį. Niekas tame jokių problemų nesprendžia, nieko nevaldo ir nedalyvauja. Problema tik viena, kad šitas pliusas, kuris čia yra, ir šitas minusas, kuris čia yra, kad jie prieitų prie sutikimo tarpusavyje, susitarimo. Tai viskas determinuota ir neįmanoma nieko pakeisti. Nieko išskyrus tavo dalyvavimo, kai tu savo ketinimu padedi jiems suartėti vienas su kitu, pliusui ir minusui. Bet iš principo mano siekis yra siekti iš to raudono dalykėlio. Susitapatinti su atidavimo jėga. O jūs tiesiog eiti link ten, o jūs sakot sumuot kažką, tai aš tiesiog nukreipsiu save link į viršaus link noro atiduoti. Nukreipti save į tą pusę reiškia pakeisti savo norą. Taip, šito noro atiduoti, bet jūs sakot, kad tai sumuojasi. O jos sumuojasi, kai jos susilieja tarpusavėje, kai jos tampa panašios. Sunku. Štai klausimas. Žmonės apskritai norėtų formulės. Štai Tatjana iš Rusijos klausia, ar įmanoma
kažką tai savo viduje ir garsiai pasakyti, kad nėra nieko išskyrus kūrėją, ar tai kažką duoda, ar tai psichologinis apgavimas. Ne psichologinis, taip yra padarytas žmogus. Pasakykime visą laiką, kad nėra nieko išskyrus jį. Visais gyvenimo atvejais sakyti, kad nėra nieko išskyrus jį. Jūs net neįsivaizduojate, ko tik tai jūs neišmoksite iš to. Tai ne mantra tiesiog, kad tu tiesiog kvailai tai sakai, tavo sakė abrakadabra, tu kartoji. Ne. Čia tu jausmiškai, ne tik jausmiškai, tu stengiasi sujungti bet kokį fizinį būseną pasaulyje su jo šaltiniu. Nėra nieko išskyrus jį. Štai taip, tada tai ir ves tave į priekį. Įdomus klausimas, Tatjana klausia, o pagalba žmogui, kuris kenčia, gydymas ar dar kažkas, tai ar jam netrukdys? Ne, dėl to, kad mes esame sukurti taip, kad mes privalom vienas kitam padėti, dėl to, kad tikslas, kurio aš siekiu, susitapatinti su aukštesnė šviesa, jis realizuoja tada, kai padedam kitiems. Dar klausia, ir toros kelias, ir kančių kelias abu atneša kančias. Aš nesuprantu, kame yra skirtumas. Reikia aiškiau pasakyti, šviesos kelias, kamegi yra skirtumas. Ir čia kančia, jis sako, nors mes jau paaiškinam, bet nejaugi nėra žmogų supratimo, kad jeigu aš arba mane jėga veda, štai kaip sakė Rabašas, paima jūsų mokytojas, taip, mano mokytojas, ima peilį ir suduria į kito žmogaus pilvą gatvės vidury. Ir taip iškrenta visos jo žarnos ir jis krenta kruvinas ant žemės. Arba tu sumoki pinigus, kokius $3,000 kaip už operaciją. Ir atvažiuoja žmogus ir jis džiaugiasi, kad jis rado tą sumą pinigų ir jis eina į operacinę, ir jis sumokėjo tiek daug pinigų ir džiaugiasi. Gal tas žmogus, kuriam suvarė peilį į pilvą, neprašė ir nemokėjo, o šitas ir prašė ir moka. Paaiškinkit man. Tikslas jis mato tikslą, kad jis čia išsigydys. Taigi viskas priklauso nuo tikslo buvimo. Taip. Tai ką jis klausė? Jis klausė, koks skirtumas kančiose, jeigu aš kenčiu. Iš tai tokia, toks ir klausimas. Šitas žmogus atėjo pas mane šiandien, jis džiaugiasi, jis patenkintas, kad ir to eis į operaciją. Dėl to, kad po to jisai gyvens, jis laimės gyvenimą. O pas kitą žmogų atėmė gyvenimą. Ir jis gyveno šitose kančia. Ne, tam, kuriam pilvą perpjovė. Čia priklauso nuo to, kaip tu vertini kančias. Ar jie tave veda link gyvenimo, ar jie atima iš tavęs gyvenimo. Aš galiu paimti pavyzdį privesti ir su teroristai. Jie jaučia, kad jie tuoj prieis į rojų, todėl ir eina į kančią. Taip, aišku, nėra jokių problemų. Būkite, prašom, teroristais. Ir tada 72 tai yra jaunos merginos sutinka iš karto. Tai kame čia yra skirtumas, juk čia irgi tas pats. Jam čia irgi šviesos kelias. Jis taip skaito, bet tik tai jis taip skaito. Pasaulyje yra labai daug tokių teorijų, kai žmonės dėl tėvynės, net nesvarbu dėl ko. Jie pasiruošia kentėti tam, kad ateityje gauti malonumą, didesnį. Taip, bet kabala kalba ne apie tai. Jis sako, kad turi save paruošti tam, kad iš tikrųjų eiti link suartėjimo, link susivienijimo. O po to tu negausi už tai sekančiam gyvenime kažkokių nuopelnų. Ne, tavo gyvūnas neturi čia jokio ryšio su tuo. Tai, kad tu dabar egzistuoji ir asocijuoji save su savo gyvūniniu kūnu, tai yra absoliučiai neteisinga būsena. Tu neturi to daryti. Tu turi eiti prie visiškai kitokios būsenos, kai tu matai
atrandi, atskleidi ir egzistuoji pasaulyje šitų jėgų, kurias aš ką tik nupiešiau paveiksliuke. Ir tu jauties jų poveikį savo ir tu egzistuoji šiame gyvenime, tu savęs nesutapatinį savo kūną ir tiesiog savo kūną numetė nuo savęs, kaip gyvatė numeta savo odą. Tiesiog numetė, tavie jo nėra, lieka tik tai siela, kuri yra susiliejimo su šitomis dviemis jėgomis būsenoje. Ir ši būsena vadinasi rojus. Ir šitą būseną mes turime pasiekti čia, dabar, o ne būsimam gyvenime ir neturėtų nieko užmušinėti, kad būti jame, tai jau iš viso apskritai. Aišku, tokios teorijos. Iš Paryžiaus kažkas tai klausė, gaunasi, kad religijos atsiranda sukurtos žmogaus ir leidžia žmonėms išvengti kančių tam, kad būdami akli ir prisikabinti prie kažkokio tai stabo. Aišku, religija visiškai teisingai tam sukurta, kad žmogus galėtų šiek tiek savo pasisaldinti gyvenimą ir nuveda jį nuo gyvenimo prasmės. Tai opiumas tautai. Ir taip dėl to ir sukurtas buvo religijas. Pirmiausia, judaizmas, po to krikščionybė, po to islamas. Tai tada, kai po to, kai buvo nukritę nuo dvasinio laiptelio. Religija yra materialus dvasinio kelio egoistinis dvasinio kelio atspindys. Jie pastoviai pamažu priveda žmoniją prie suvokimo, kad turi būti tikras dvasinis pakelimas. Todėl religijos išgyvena savo piką, po to miršta ir žmogus pradeda ieškoti tikrosios prasmės. O jeigu jis klausia, kodėl mes prašom kūrėjo, kodėl mes meldžiamės, mes prašom kūrėjo jėgos, kad pas mus būtų galimybė eiti prieš savo egoizmą, taisyti jį. Tai yra malda ir ne už nieko kitą. Už nieko kito mes neprašom. Tatjana nepasiduoda, jeigu jis sako, iš kur Tatjana, parašyta iš Rusijos. Jinai vis ieško sekančios formulės, jie klausia, ar įmanoma, ar jeigu aš ištarsiu balsu visų 10 sferot balsų, ar tai mane apsaugos? Nieko panašaus. Jeigu jūs surišt su grupė, jeigu tai pas jūs pastoviai, jūs laiko vienai kryptyje, tai padeda, bet kažkokios tai mantros, kurios jūs tiesiog savo burna ištarsit, jas jums nepadės. Irena klausia, jeigu nemažėja kančios mokantis kabalos, tai aišku, aš ką nieko darau? Ne, nieko panašaus, nėra jokio ryšio, tai yra kažkoks ryšys, bet tai jis netoks. Negalvokite, kad kabalistai išsiskiria iš kitų ypatingą sveikatą arba dar kažkuo, tai pas juos yra laimėjimas kitame lygmenyje, kurio jūs nejaučiat. Karolina iš Šveicarijos klausė, vienintelė dalykas, aš niekada nesimokiau iš sunkių momentų. Sakoma, kad kančia moko per skausmą. Aš niekada nenoriu būti, visą laiką galvoju, kad reikia būti tik tai malonume. Viskas priklauso tik nuo mūsų. Karolina teisi. Jeigu mes būsime šitose sąlygose, kuriuose mes dabar egzistuojame, jeigu mes tokiamis sąlygomis susirinksime kartu, kiek galima daug didesnį kompresijų tarp mūsų, tada mes iš ryšio tarp mūsų išspausim visą blogį ir liks tik tai toks švarus gėris. Mes nejausime jokių kančių. Radikas iš Pakistano klausia, jeigu aš nejaučiu svetimų kančių, ar aš protingas, ar aš neprotingas. Nereikia jausti kitų žmonių kančios, reikia jausti grupės kančias, bendras tavo ir grupės, kurie ieškojame, kad jisai atskaistų tarp jūsų. Nereikia nieko kito, nereikia įsijausti kitų kančias. Arba jūs norite šviesos, arba jūs sergate, kad pas jūs atsiskleidžia
tamsa. Vienas iš dviejų. Jūs galite vadinti tai įvairiais žodžiais, kad gali būti kančia, tiesiog šviesos nebuvimas yra kančia. Jeigu pas tave yra noras, kuris iš principo yra pasiruošęs priimti tą šviesą, priimti, absorbuoti tą šviesą į save, užsipildyti į ją, bet tu nepadarai tos pastangos, kad jis užsipildytų, šis noras šviesa, tai yra jaučiama kaip kančia. Kai kenčia kabalistas, jis keičia pasaulio kabalistišką korekciją. Taip kaip ir visos kitus, aišku, kad keičia. Mano Huelva iš Ispanijos klausia, tai reiškia, kad išvengti kančių aš turiu laisvai atitrūkti nuo egoizmo. Taip, labai nuostabi formuluotė. Iš tikrųjų, atitrūkimas nuo kančios, jis yra įgyvendinimas tik tai atitrunkant nuo egoizmo. Andrėjus Jekaterinburgo klausia, jeigu ateina kabalisto gyvenime naujas trukdis, ar tai pagalba, ar tai atitrukimas. Aš negaliu jam atsakyti. Tai gali būti taip įvairiai, kad aš negaliu jam atsakyti. Sistema yra daugiau aukštė, daugiau planė, labai didelė. Galbūt Blico? Taip. Ne, klausimų yra labai daug. Galbūt keli pranešimai, tie, kas dar neužsirašė į mūsų visapusišką apmokymą, sausio 17 naujas kursas prasideda, kabakademikom galite užsirašyti, jūs galite klausyti visą savaitę, Facebook'e pamatysite linką, paklaus kabalisto, atvira bendruomenė ir ten atsakysi kelias klausimus dėstytojai. Ir iš tikrųjų labai daug klausimų pas mus susirinko, padarykime blitzą. Aleksandras klausė, kaip galim pasakyti žmogui iš šio pasaulio, kad gyvenime yra tikra prasmė, o ne tik tai savo kartos pratęsimas. Nieko nesakyk, tegul daro vaikus, tegul juos auklėja ir augina, jeigu jis skaito, kad jis turi gyventi kaip gyvūnas, tiesiog pratęsti savo giminę ir taip toliau. Tai yra praktiškai gyvūninis egzistavimo tikslas, tai tegul žmogus iš tikrųjų yra sukurtas dėl kito. Jis yra sukurtas tam, kad išeitų iš gyvūninės būsenos į dvasios būseną. Aleksandras, 4 metus aš negėriau alkoholio, bet per naujus metus atėjau į tokią aplinką, kur aš išgėriau ir labai gailiuosi. Apie ką tai sakom? Tai nieko nesako, tiesiog grįžk į savo praeitą būseną, kai nieko nevartoji ir laikykis ten. Kas yra žmogus? Ar siela, ar gyvūnas? Tu esi niekas, tu esi tarp to ir to, tai yra labai aiški, tai yra nepaprastas toks suvokimas, tu esi tiesiog pakibęs, tai yra teisinga būsena ir aš džiaugiuosi, kad tu taip jautiesi. Marija iš Maligmoro klausė, panašumo savybės galima paaiškinti žmonėms, kad kabala yra vaistas nuo mūsų kančių. Kaip galima paaiškinti nepasiruoščiams žmonėms, kad kabala yra išeitis? Tai nepaprasta. Ypatingai, jeigu jūs kalbate apie egzistavimą Milburne, tai apskritai tokia žemės vieta, kur kančios visiškai nejaučiamos, išskyrus kaip pas kengūras. Tokia ramybė, taip apskritai. O kančios, kurios yra iššaukiamos gamtos katastrofomis, ar mes tai veikiam savo nekenčiamis? Ne, nėra tokio. Apskritai visa sistema yra visiškai susijusi. Negyva gamta, gyvoji augalinė žmogus, visos dalys yra tarpusavėje susijusios ir žmogus veikia viską. Dėl to, kad tik tai pas žmogų yra laisvas pasirinkimas. Taigi mes tuo pačiu ir klimatą veikiam, sprendžiam. Kokybiškai mes veikiam viską. O visi kiti gamtos lygmenys, jie neveikia. Jie yra mūsų poveikia, jie yra mūsų valioje. Igoris iš Dubajo klausė, kame yra skirtumas tarp materialių kančių ir dvasinių. Igoris dar vis mūsų klausė, bet tai, visų pirma, atvažiuok į kongresą, mes tavęs lauksim. O visų antra, kaip skiriasi materialos kančios nuo dvasinio, iš principo niekuo. Nereikia skirti tų kančių nuo kitų. Jos skiriasi tik tai
šviesos trūkumas įvairiuose lygmenyse. Štai taip tai kabaloje apibrėžima. Vladimiras Leninko, kodėl kabalos nemoko vaikystėje, tai tik tai vėliau tai skleidžia. Mūsų veda kaip asilus tam tikrų kryptimi, dar tam su pagalimus mūsų bado. Mes turime per savo gyvenimą sukaupti tam tikrą kiekį kančių ir mes sukaupame jas per evoliucinius lygmenis, o dabar mes atskleidžiam kabalą, teisingą sistemos sudarimą ir kaip ją valdyti, kaip eiti prie išsitaisimo. Aš linkiu Jums gerų naujų metų, iki pasimatymo.